Praėjo daugiau nei mėnuo. Ir per tą laiką gyvenimas pasikeitė labiau nei pats galėjau tikėtis. Labas, ne rytas, bet suraitytas. Tai tikriausiai jau pastebėjot, kad mano video reikėjo laukti daug ilgiau nei įprastai. Anksčiau turėjau šiokią tokią rutiną, dabar to nesigauna padaryti. Ir galvojau, kad tiesiog pereisiu prie darbų ir juos tęsiu, nieko stipriai nepasakodamas. Bet pagalvojau, kad tiesiog tai bus neteisinga. Ir viskas, kas sugalvojau, tai tik tai, kad suprantu, kad svajonės kaina yra visgi visai apie ką kitą. Ne apie tai, kaip prisuksiu kažkokį tai pagalį, kaip išgręšiu polį, pastatysiu kažką. Žinot, apie ką iš tikrųjų yra svajonės kaina? Apie va tai yra svajonės kaina. Tai va tokios tos svajonės ir va tokios kainos. Einam atverinėti naujų pasaulio žemėlapių. Va taip. Bet šalia šito džiaugsmo turėjau irgi įtemptą metą. Tai netekau artimo žmogaus. Dar atrodo visai neseniai sėdėjom, šnekučiavomės, pasakojau apie savo projektą, apie tai, kas keičiasi sodyboje, parodžiau dar keletą paskutinių savo serijų. Ir močiutė buvo tas žmogus, kuris visą laiką palaikydavo mano kvailas ar nekvailas mintis. Tai dalinomės idėjom, dalinomės įspūdžiais, o dabar jos jau nebėra. Kad ir dabar. Atrodo, sugalvojau elementarų paprastą dalyką, kurį labai greitai padarysiu, bet jis trunka jau beveik savaitę. Bet kaip yra, nieko čia nepakeis. Ir žinot, kai viskas susideda į vieną krūvą, netektis, nuovargis, naujienos mano gyvenime, tai standartiškai, aišku, aplankė ir
mintis, kurios dažnai ateina žmonėm po kokių jų darbo, įdėto darbo 40%. O kam viso to reikia? Kam reikia aukoti savo brangų laiką? Kam reikia savo sutaupytus pinigus investuoti į kažkokią žemę, į lentas, į dažus, į visas va tokias smulkmenas? Tai natūraliai tiesiog kyla klausimas, gal geriau už tuos pinigus paimti, skirti laiko savo šeimai ir iškeliauti, pavyzdžiui, kažkur paatostogauti. Nes atostogų turėjom senai. Bet atslūga visos emocijos. Pagalvojau švaria galva, kad tikriausiai ne veltui ir mano kanalas vadinasi Svajonės kaina. Tai ne tik apie lentas, ne tik apie žemės sklypą, žolę ar dar kažką. Aš pagalvojau, kad ši sodyba iš tikrųjų yra mano kelias. Tai vienintelė vieta, kurioje aš galiu pasislėpti nuo kasdienybės. Čionai galiu pamiršti stresą, įtampą, atsipalaiduoti. Ir taip dirbdamas aš tikriausiai užsimirštu apie kažkokius tai svarbius dalykus. Taip pailsi mano galva. Ir čia aš ilsiuosi, kurdamas savo rankomis. Ir visgi, kai paskui bendrai pažiūriu į tai, ką padarau, man patinka. Noriu daryti, noriu važiuoti į kaimą, noriu su jumis dalintis viskuo. Ir sėkmėm, ir gražiais dalykais, ir tokiais momentais kaip dabar. Ir visgi, jeigu aš negaliu pakliūti į kaimą, tai gal kaimas gali pakliūti pas mane? Tai kaip matot. Tai pažiūrim, kas čia gavosi. Va, šitas dalykas keliaus į kaimelį. Nu ką, žinokit, nepraslydo pro akis. Švenčiam kaimyno gimtadienį, kėdės jau į trasą, pirtis paruošta, kaimynas laimingas sulaukęs garbaus amžiaus. Na ir svarbiausias akcentas. Tai ir viskas. Kėdės būsimam glampingui paruoštos, jos paprastos, bet su mintim į ateitį. Tai labai ačiū, kas stebit, žiūrit, palaikot, pakomentuojat, palaikinat. Tikrai stebiu, seku ir tas mane motyvuoja. Taip, kad manau, kad grįšim su naujom jėgom, su naujom mintim. Susitiksim sodyboj ir iki kito karto.